Pasaka mažiesiems. Vytautas V. Landsbergis. Briedis Eugenijus. Antra dalis. Gyvenimas Labanoro giriui tekėjo toliau kaip tekėjęs. Lydeka Ifigenija gulėjo ant upės dugno ir mąstė, Igoris liūdnai makalavosi tinkle, o milžinas Eugenijus vis dar tebestovėjo įsibridęs lakajon iki pat karališkos krūtinės. Žvelgė nelaimingasis gyvulys į savo raguotą atvaizdą upėje ir netikėtai jam šovė žvėriškai įdomi mintis. Imsiu ir išgersiu visą upę, tada nebeliks joje mano negražaus gyvuliškio atvaizdo. Įkvėpė Eugenijus giliai ir ėmė srėbti. Nespėjo išgerti nei trečdalio upės, kai netoliese pasigirdo nuostabus giedojimas. Briedžiui net širdis apsalo. Tikriausiai undinės gieda. O undinės veisiasi žaliose lakajos pakrantėse dažnai atplaukia pagalbon kokiam nors nelaimingam žvėreliui, susirgusiam paukšteliui ar pasiklydusiam grybautojai. Pagalvojo briedis ir palaimingai prisimerkė. Turbūt jos pajuto, koks aš nelaimingas ir atplaukė manęs palinksminti. Tačiau nežinojo raguotasis uogieninas, kad šioje girioje gyveno ne tik undinėlis, bet ir lakštingala Izabelė, kuri moka suokti gražiau už visas undines ir laumes. O laumės tai žaliakės undinių pusseserės iš undinių tėvelio pusės. Jos irgi veisėsi lakajos pakrantėse, bet pagrindinis jų verslas yra skalbimas bei be priežiūros paliktų vaikų grobimas. Ši lakštutė kiekvieną vakarą lakajos pakrantėse koncertuoja, šlovindama Labanoro girią ir jos gyventojus. Jurgiuk, jurgiuk, nežliumk, kinkyk, paplak, trrrr. Pakerėtas tokio dangiško giedojimo, briedis Eugenijus net savo nelemtą dalę užmiršo. Stovėjo jis upės vidury ir klausėsi dieviško lakštingalos balso. Paskui užvertė galvą ir garsiai užbaubė. Bu, 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 bu. Bu, 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 be, trrrr. Išgirdusi tokį laukinį staugimą, Izabelė pasipiktino ir kaip mat čiulbėti liovėsi. Dainininkė apsidairė ir upės brastoje po medžiu išvyto maurojantį raguotą padarą. Lakštingala be galo įsižeidė. Ko baubi kaip išpratėjęs, trukdai man koncertuoti? Labai atsiprašau. Susigėdęs Eugenijus net paraudo. Aš tik norėjau jums pritarti. Ačiū, bet man tavo pritarimo nereikia, aš ir pati moku labai gražiai dainuoti. Atrėžė lakštutė. O tu kas toks būsi, gal koks pelkių kipšas, nes kaip matau, tamsta esi raguotas. Atleiskit, bet aš tikrai ne kipšas, atsiprašinėjo milžinas. Aš Eugenijus Uogieninas, vienišas briedis iš Labanoro girios. Tada gerai, o aš maniau, kad kipšas, nusiramino Izabelė. Matai, tamsta kartais čia jų 9 galybės privažiuoja su savo juodom velniškai prabangiom mašinom, jiems būna visiškai neįdomu, ką gydo aš. Tie nevidonai daug mieliau klausosi savo pragariškos muzikos, atilapoja mašinų dureles, o kad girdėtumėt, kaip jie rėkia ir kriokia. Tie velniai dar netokių dalykų pridaro, bet apie tai vaikiškoje knygelėje rašyti tiesiog nepadaro. Kai užaugsite, paskaitysite suaugusiųjų žmonių knygelių, ten rasite daug pavyzdžių iš velnių gyvenimo. Taip, tikras siaubas, pritarė lakštingalai Eugenijus. O man, pavyzdžiui, labai patinka, kaip jūs giedate. Gal galėčiau sužinoti, kuo jūs vardu? Aš esu Izabelė, atsakė miško giesmininkė ir pasipureno koja plunksneles. Izabelė, gal galėtumėt man dar pagiedoti? Neįstengdamas nuo lakštingalos atitraukti susižavėjusio akių bei ausų, paprašė briedis Uogieninas. Galėčiau, kodėlgi ne? Nusišypsojo lakštingala. Juk toks ir yra mano darbas - dainuoti Labanoro girios žvėrims, vabalams ir gyvuliams. Nieko kito aš ir nemoku. Ir Izabelė vėl užgiedojo. Jurgiuk, nežliumk, kinkyk, paplak, trrrr. Bet aš ne Jurgis, aš Eugenijus. Nedrąsiai tarstelėjo briedis, kai lakštutė užbaigė savo giesmę. Matai, neseniai čia buvo atsibastęs kitas briedis vardu Jurgis, tai aš maniau, kad visi jūs Jurgiai. Gūžtelėjo pečiais Izabelė. Jeigu norit, galiu būti ir Jurgis. Stengėsi paukštelį įtikti Eugenijus. Jis labai bijojo, kad tik neįskaudintų trapiosios miško dainininkės, todėl pažiūrėjo jai tiesiai į akis ir atvirai prisipažino. Jeigu atvirai, tai atvirai, daug geriau nei uždarai. Aš nenoriu, kad jūs nuskristumėt. Labai bijau likti toks pat vienas ir vienišas, koks buvau iki mūsų susitikimo. Kogi tu bijai, Eugenijau? Sučiulbėjo lakštutė. Pasižiūrėk į savo atspindį upelyje, koks tu gražus, stiprus ir galingas. Aš baiminuosi, kad jūs neišskristumėt kur nors toli. Antroviai sušnibždėjo girių karalius, nes trokštu su jumis susidraugauti. Kągi, galime ir padraugauti, tik nesibaimink tamsta kaip koks kiškis, atsipalaiduok, man patinka ramus ir draugiški žvėris. Aš pasistengsiu,
atsiduso nusiraminęs Briedis. Ir dar noriu paprašyti, nebūk tamsta kaip tas nevidonas Jurgis. Aš jam visą naktį gėdoju, o jis nenaudėlis išėjo paryčiui net nepadėkojęs. Nubrido savo upės vidurį, nė neatsigręždamas it koks laivas. Daugiau aš jo ir nebemačiau. Izabelė net apsiašarojo iš nuoskaudos. Ne, ką jūs, aš tikrai netoks, dievagojusi Briedis Eugenijus. Aš truputį kitokios veislės. Nagi, susidomėjo Izabelė. Gal galėtum ne žodžiais, o darbais įrodyti, kad esi ne Jurgis? Mielai, apsidžiaugė Eugenijus. Tuoj, ką nors sugalvosim. Žinot ką, galiu panešioti jūs ant savo ragų pačių upės vidurį. Norite pabandyti? Oi, kaip įdomu, dar niekada nesu jojusi ant Briedžio. Apsidžiaugė Lakštingala ir linksmai purptelėjusi nutipė Eugenijui ant ragų. Nagi laikykis, sušuko dainininkiai stipruolis Briedis ir pasileido ryščia seklios upės vidurio. Lakštingala tvirtai įsikibusi Briedžiui ragus tik rykštė ir džiaugiasi, o išsigandusios undinės bei laumės akimirksniu įsislapstė. Vienos už akmenų, kitos meldose. Lėkdami miško išdykėliai taip garsiai juokėsi, čiulbėjo ir baubė, kad nei patys nepastebėjo, kaip sudraskė per upę ištiestus brakonierių tinklus, o brakonieriai tai tokie dėdės, kurie vaikystėje labai mylėjo gamtą, bet paskui užaugo. Ir išvadavo upėtakį Igorį, ramiai tinkluose, savo keptuvės belaukianti. O kai Eugenijus sukaitęs ir uždusęs sustojo atsipūsti, Lakštingala sukuždėjo jam į ausį. Tu esi labai gražus ir geras Briedis. Norėčiau tau atsidėkoti už nuostabią kelionę. Atsigulk pakrantės pievoje, o aš tau pačiulbėsiu. Užmigsi, pailsėsi. Kadangi jau buvo beveik sutemę, Briedis Eugenijus mielai sutiko, išlipo iš lakajos į čiobreliais kvepiančią pievą, atsigulė ir palaimingai užsimerkė, o Izabelė ėmė jam čiulbėti. Ei, genijau, Eugenijau, užmik, sapnuok, miegok, trrrr. Klausėsi girių karalius ir jautėsi kaip ant sparnų. Grožėjusi, mėgavosi Lakštingalos giesmėmis ir užsnūst nenorėjo. Gal baiminosi, kad pabudęs nėra savo nuostabiosios Izabelės, tad pakėlė galvą ir paprašė. Izabelė Bugera, išmokyk ir mane taip gražiai giedoti, man nusibodo vien baubti ir mauroti. Išmoksi giedoti, paskui dar ir skraidyti užsimanysi. Pažįstu aš tuos briedžius, geriau pati tau pagėdosiu. Tik užbaubk prie upės atėjęs, kaip mat atskrisiu, o dabar migryčiau. Ką darys vargšas įsimylėjęs Briedis? Paklausė Lakštingalos Izabelės ir užmigo saldžiu miegu, nuostabių jos naktinių giesmių beklausydamas. Palikime dabar Briedę Eugenijų Ogėniną ir saldžiabalsę Lakštingalą Izabelę ir nerkime į Lakajos upės gelmes, kur vis dar tūno suakmenėjusi lydeka Ifigenija. Kaip jau buvo minėta, šios lydekos klausa itin gera, tai kuo ji puikiausiai girdėjo viską, kas vyko upės krante. Girdėjo ir Izabelės giesmę ir Eugenijaus mylingų žodelius skirtus ne jai, o būsimai Labanoro karalieniai. O tai atsiprašant Lakštingalai, kuri neturi nei aštrių dantų, nei prabangių žvinų. Bet to nemoka plaukėti, tik čiulba kodakuoja it kokia višta ir nei iš tolo neprimena didžiųjų pasaulio išminčių, medžio, akmenų bei žuvų. Ta Vištingala Ifigenijos keiksmažodis, bet jums, mėlėjai skaitytojai, siūlytume šitaip nesikeikti, nebent jūs, atsiprašant, patys esate lydekos. Izabelė yra visai netinkama pora girių karaliui Eugenijui. Niršo paviduolė Ifigenija ir tulžingai dantimis griežė, o išgirdusi, kad Briedis su Lakštingala pačiu upės viduriu kažkur paslaptingai nubildėjo, nutarė ir jį pasiekti jiems iš paskos. Piktai išsišiepusi nuo akmens prie akmens, nuo meldo prie meldo pasileido paskui išsvajotojo Briedžio kanopas, taškančias vandenis į purslus į visus šonus. Tačiau pavydo pakintas smailės snukė nepastebėjo tinklo, kurį Briedis Ogėninas buvo ką tik suplėšęs, išlaisvindamas ten kalėjusio upėtakį Igorį, ir įsipainiojo nelaimėliai tinklo draiskanas it koks žioplos gružliukas. Bandė šauktis pagalbos, bet staiga prisiminė, kad žuvis negali nei kalbėti, nei čiulbėti, nei riaumoti. Tad sukando dantis ir susitaikė su savo žiauriu likimu. O Igorėlis tuo metu ramiai savo plūduriavo upės paviršiuje, išvertęs pilvą į mėlyną tėvynės dangų. Netikėtai pajutęs laisvės skonį ir kvapą, jis vis dar negalėjo atsigauti nuo patirto šoko. O šokas tai baisu. Pavyzdžiui, kai koks nors žiogas nori labai aukštai iššokti, bet nukrenta ir susilaužo smuikelį, jį kaip mat ištinka šokas. Staiga vargšelis atsitokėjo, pliaukštelėjo uodegą ir džiaugsmingai nėrė į gelmes. Žiūri, upės dugne klastingojo tinklo skuteliuose blaškusi lydeka Ifigenija. Pagailo taškuotajam likimo draugės ir nutarė kaip nors ją išvaduoti. Staiga čekšt, už nugaros pasigirdo keistas čeksėjimas. Pasuko galvą Igorėlis ir mato upės dugnu karpydamas nuvytusias lelijas atbulom ropoja kažkoks žnyplėtas padaras.
Čiagi vėžys žvagalis, apsidžiaugė Igoris, atpažinęs ūsuotąjį Lakajos gyventoją. Čiupo upėtakis besiskiričiuojantį žvagalį, sukando priekiniais dantimis ir atsitempė prie tinklo, o vėžys, kad supyks, kad ims įsiutęs žnyplėmis iš šono švaistėsi, kol visą tinklą smulkiai skutelį sukapojo ir lydeką Ifigenija išvadavo. Nusilenkė žemai lydeka savo išvaduotojams, o Igoriui net į žandą pabučiavo. Norėjo ir žvagaliui pakštelti, bet tas tik atkišo savo aštrias žnyplės ir ėmė grasinamai čeksėti. Tai atbula galvis, nusistebėjo lydeka Ifigenija. Aš noriu atsidėkoti, o jis savo žirklėmis gazdina. Nenori kaip nori, rasiu su kuo pasibučiuoti. Ir nutarė lydeka vėl nugrimsti upės dugną bei ramiai neskubėdama viską apmastyti. Kaip tarė, tai padarė. Panėrė ir drypso, akis išvertusi, mąsto eilėraščius ant Lakajos dugno skrebena. Pakliuvau aš į žabangas, bet stipri, aš tarsi tankas, iš jų greit išsikapščiau ir upėtakį mačiau. Jis narsus, tačiau taškuotas, tarsi būtų koks spuoguotas. Man labiau patinka briedis, prisiganęs, prisiėdęs. Aš truputį pasimetus, tarsi būčiau laimę radus ir tuoj pat ją vėl praradus, meilė reikia daug sveikatos. Suiliavo Ifigenija, nusišluostė lelijos lapų prakaito, čia kur buvęs, kur nebuvęs, upėtakis Igoris ir vėl taikosi lydeką pabučiuoti. Na, brolytė, ne tu mano išrinktasis. Išėpė iltis lydeka ir jau buvo be nusisukanti, tik staiga galvon jai šovė baisi mintis. Pažvelgė klastingoji į meilę degančias upėtakio akis ir suprato, kad dėl jo šis jaunas žvitrus kavalierius, o kavalieriai tai vyriškos lyties žuvys, žvėrys ir paukščiai, kurie poravimosi metu būna labai mandagus ir meilus, o po to vėl kaip visada. Dabar gali padaryti bet ką. Priplaukė prie įsimylėjėlio, suraukė antakius ir įsistebėlėjusi jam tarp akių ėmė ramiai lydekapatiškai šnibždėti. Lydekapatija toks stilus minčių perdavimo būdas oru arba vandeniu, kai nereikia kalbėti, bliauti arba čiulbėti. Tuo būdu susišneka medžiai, lydekos akmenys ir kai kurie agurkai. Mielasis, aš negaliu tavęs mylėti, nes sergu nepagydoma liga. Susigrūdinęs Igorėlis net burną pelekais užsidengė. Jei aš pasveikčiau, išsyk pamelčiau. Mintise toliau saldžiai liežuvavo Ifigenija. Saldžiai liežuvauti yra labai negarbinga, rūgščiai liežuvauti nepadoru, o karčiai liežuvauti tikrai nesveika. Niekšiškai Ifigenija gundydama aistringai Igorį. O gundimas tai žaidimas su ugnimi, po tokių žaidimų neretai kyla gaisras. Tad tausokite savo turtą, sveikatą ir kitus dvasinius išteklius. Drąsusis upėtaki, mane išgelbėti gali tik vienintelis vaistas visame pasaulyje. Lydekas sučepsi, išstenėjo porą burbulų ir apsivertė pilvų į viršų, kad Igoris įsitikintų, kokia ji baisi ligonė. Koks vaistas? Susijaudinęs upėtakis net suspurdėjo. Žiūrėks, iš pokmenų jį iškapstysiu. Jei suvalgyčiau lakštingalą, iškart pasveikčiau, bet lyga mane taip išsekino, kad dabar tikriausiai jokio paukštelio nebeįstengčiau pasigauti. Ifigenija tvirto pilvo žemyn ir vaidindama susigraudinusią nusuko akis šonan. Aš tuoj, brangioji rašytoja, dėl tavęs bet ką padarysiu, suburbuliavo upėtakis. Galiu, jei liepsi net ir pačiam briedžiui Eugenijui kasti. Ne, tik ne briedžiai, išsigando Ifigenija ir pabučiavo Igoriui išvinuotą skruostą. Geriau kask Izabeliai, negaišk, plauko greičiau, narsusis karžygy, kol aš dar nenugaišau. Išgirdęs tokius lydeko žodžius, Igoris išsyk nėrė prie darbo. Nuo tos dienos it koks ryklys pasalūnas ėmė įsimylėjėlis plaukyti Lakajos pakrantėmis, vis galvą iš vandens kaišiodamas ir klausydamasis. Benė išgirs, kur lakštingalą gydant, o tada jau patyko, kol toji atskris prie upės atsigerti. Tuomet tik grybždantimis ir Igorio mylimoji Ifigenija bus išgelbėta. Gal užteks apie tuodu nedorėlius lydeką su upėtakiu. Grįžkime verčiau pas briedį Eugenijų Ogeniną, kuris lakštingalos giesmės užliuliuotas drypso pakrantės pievelėje ir sapnuoja labai gražų sapną. Regi Eugeninas tame sapne, kad yra ne briedis, o priešistorinis dinozauras. Ganosi jis raunios pirmykštės upės slėnyje ir staiga išgirsta nuostabią giesmę. Pribėga dinozauras Eugenijus prie vandens ir mato. Kitame krante tarp baobabų zilioja žavi dinozauraitė Magdalena, ką tik apgraužusi vietinio gumbagalvio šonkaulis. O gumbagalvis tai toks pirmykštis gyvūnas, kuriam vietoj smegenų tik gumbas kyšo. Gumbagalviai yra labai užsispyrę ir buki padarai. Mokslininkai teigia, kad bėgant tūkstantmečiams iš jų išsivystė asilai ir kai kurios žmonių veislės.
Magdutė šukuojasi jais vešlės savo garbanas ir dainuoja dinozaurų liaudies dainą. Dinozauras toras, dinozauras gražus, dinozauro baltos siltis, geltoni nageliai. Kai aš jį sutiksiu ir karštai pamilsiu, daug vaikelių išperėsiu mylimam žvėreliui. Iki širdies gelmių sujaudino dinozaurą vešlė plaukės Magdutės daina ir užsiplėskė į aistringą meilę gražuolį iš kito upės kranto. Puolė Eugenijus kaip akis išdegęs į upę, visiškai pamiršęs, kad plaukti taigi jis nemoka, ir ėmė nelaimėlis skęsti. Gelbėkit gerieji dinozaurai ir gumbagalviai. Švokštė, inkštė iš paskutiniųjų pirmykštė žvėris pagautas stiprios rovės. Staiga dinozauras pajuto, kad kažkas galinga letina išvelniai kilsteli kaip mažą vaikelį iš vandens ir vandens paviršimi plukdo į krantą. O siaubė, išsiropštęs iš vandens Eugenijus pamatė, kad išgelbėjo jį ne kas kitas, o gražuolė dinozauraitė Magdalena. Kokia gėda! Jūs toks silpnas, toks palygas dinozauras. Su gailesčio akyse sušnibždėjo Magdalena. Tikriausiai vaikystėje nesportavote, neėdėte vaisių, nei daržovių? Jūs teisi, akišonan suko Eugenijus. Tai ko puolėt į upę, jeigu plaukti nemokat? Stebėjosi dinozauraitė. Matote, aš išgirdau jūsų dainą ir labai jūs pamilau. Paraudo dinozauras ir pridūrė. O įsimylėjėliai juk negali gyventi skirtingose upės krantuose. Ar ne? Duosiu jums rimtą patarimą. Mostelėjo uodega Magdalena. Aš pamilsiu tokį dinozaurą, kuris bus sveikas ir stiprus ir galės mane bei mano vaikelius ne tik ant rankų nešioti, bet ir maistu aprūpinti. Tai jeigu jei norite, kad jūs pamilčiau, turite tapti darbštus, sveikas ir stiprus. Likit sveikas, sumaurojo gražuolė. O kaip aš tam starosiu, kai jau sutvirtėsiu ir plaukiot išmoksiu? Liūdnai krioktelėjo dinozauras. Lauksiu jūsų kitame krante, atrėžė Magdalena. Kai atplauksit, tada ir pasikalbėsim. Raudonskruostė dinozauraitė išdidžiai įbrido upėn, keliais grakščiais grybšniais nusiyrė į kitą krantą ir iššokus iš vandens dingo baobabų tankmėje. O dinozauras netikėtos meilės įkvėptas nejaukai susirūpino, kas galėtų jį plaukti pamokyti, ir sugalvojo. Nusliūkino Eugenijus prie upės ir murkdė vandenin savo ilgą kaklą, panaršiai po meldus ir sugrabulėjo ten ramiai besiganančią pirmykštę žuvį vardu Latimeriją. Ištraukta krantan tojo išsyk paleido gerklę. Pasigailėk manęs, aš auksinį Latimeriją išpildysiu visus tavo norus. Išmokyk plaukti, tada paleisiu. Išdrožė jai dinozauras. Oi ne, tada jau geriau praryk mane. Atsiduso auksinė žuvelė ir liūdnai pridūrė. Ko galima išmokyti storą tingo dinozaurą? Aš viską padarysiu, viską, ką tik pasakysi. Ašarojo dinozauras Eugenijus. Na gerai, pabandykim. Galų gale nusileido Latimerija. Visų pirma, tau reikėtų užsiauginti šiokius tokius raumenis, eik į slėnį ir rauk visus pakrantės medžius iš eilės. Kai šios girios vietoj bus lygi pieva, galėsi vėl pas mane ateiti. Paklausė dinozauras Eugenijus auksinio Latimerijos patarimo ir puolė rauti versti milžiniškus baobabus. Iš pradžių sekėsi sunkokai, ir šoną nusibrozdino, ir koją užsigavo, bet dinozauriška meilė buvo tokia didelė, kad skausmo Eugenijus beveik nejautė. Po kelių dienų baobabų girios vietoj driekėsi lygi pakrantės pieva. Nuėjo dinozauras Eugenijus prie upės ir šaukė žuvelę. Jei gyvat, plauk pieno puta, jei negyvat, plauk be putų. Netrukus vandens paviršiuje pasirodė putos. Atplaukė Latimerija, patikrino dinozauro raumenis ir darbštųjį Eugenijų pagyrė. Na matai, kai užsispiri, it koks gumbagalvis gali kalnus nuversti. Dabar ties mokysimės plaukti. Lipk į vandenį, kvėpk daug oro ir atsispyręs nuo kranto imk krutinti kojas, o su uodega vairuok. Oi, bijau, išsigando galiūnas Eugenijus, ašgi nuskęsiu. Na kągi, tada lik sveikas. Šaltai tarstelėjo Latimerija. Kirksok sau vieną šiame krante, jei nenori patekti pas savo mylimąją. Noriu, palauk, nenuplauk, puolė ant kelio Eugenijus. Tuoj, jau lipu. Pasakos tęsinys kitą dieną tuo pačiu metu.